Geriausios kokybės ir skaniausius produktus naujiems receptams perkame naujoje Elimart parduotuvėje. Čia ne tik gausus šviežių daržovių, mėsos ir pieno produktų pasirinkimas, bet ir itin malonus aptarnavimas. Kasdien čia rasite įvairių pasiūlymų ir akcijų. Mes jau išbandėme, skubėkite ir jūs. Sveiki! Štai mes ir vėl gamtoje, dar vis yra ankstyvas pavasaris ir mes toliau tęsėme grilio temą. Ir šioje laidoje mes gaminsime amerikietiškus mėsainius, kuriem tikrai daug produktų nereikės, bet variacijų yra labai daug, todėl tiks tikrai bet kokio skonio mėgėjams. Ir mėsainiams, kuriuos mes čia gaminsime gamtoje, tai reikės maltos kiaulienos ir jautienos mėsos mišinio. Galima rinktis ir jautieną, galima rinktis tik kiaulieną. Kas mėgsta liesesnę mėsą, būtinai gali išbandyti mėsainius su vištienos faršu arba su kalakutienos faršu. Ir daugiau mums reikės mėgstamų prieskonių. Aš kaip visada renkuosi čili ir česnakų mišinį. Taip pat išbandysime ir naujus barbecue ir grilio tokie įdomus, kvapnus prieskoniai. Taip pat mums reikės džiūvėsėlių, galima naudoti bet kokius mėgstate. Aš šį kartą bandysiu tokius, pavasariškus, geltonus, tikrai linksmai atrodančius, kurios labai skanu valgyti, nes jie labai traška, tokie didesni ir stambiau sumalti yra. Taip pat reikės kiaušinių, reikės įvairiausių salotų, daržovių, galima į mėsainius dėti bet kokių jūs tik tais mėgstate. Išbandysime taip pat ir barbecue padažą ir dar reikės druskos ir visko, ką tik mėgstate valgyti, nes į mėsainius galima sudėti viską. Na ir dabar pradėsime gaminti mėsainių mėsą. Tai bus tokie blyneliai, kuriuos kepsime ant šašlykinės, virš žarijų karštų įkaitusių ant grotelių. Tai mėsa jau įdėta, mes naudosime apie kilogramą mėsos. Iš kilogramo mėsos tikrai išeis 6, galbūt 7 ar net 8 mėsainiai, priklausomai nuo to, kokio dydžio blynelius sulydysite, tai yra ar valgytojai mėgsta daugiau mėsos ar mažiau. Ir kad mūsų mėsa būtų paruošta, pirmiausia susipjaustysime svogūną. Svogūną susipjaustysime smulkiai, aš naudoju visada raudonąjį svogūną, todėl kad jisai saldesnio skonio, netoks aitrus ir man jis labai derinasi su mėsainiais. Kilogramui mėsos mes tikrai galime naudoti maždaug vieną vidutinio arba net mažesnį svogūną, nes papildomai dar svogūno dėsime ir į mūsų pačius mėsainius, kai mes juos jau formuosime. Kai svogūnai jau supjaustyti ir sudėti į mėsą, mes įbersime šiek tiek prieskonių. Aš naudosiu šiek tiek čili, labai nedaug, kadangi čia yra malūnėlis, tai vos keletą pasukimų. Kaip ir minėjau, išbandysime naujuosius barbecue, taip bent jau rašo mėsos prieskonius, kurie yra su pipirais, kuriuose yra šiek tiek ir nedaug čili, paprikos, taip pat yra šiek tiek druskos ir česnako. Tai mes jo įdėsime šiek tiek daugiau, apie 4-5 tokius pasukimus, tai būtų jau apie arbatinis arba pusantro arbatinio šaukštelio tokių prieskonių. Paskutinė į mūsų mėsainius keliaus Himalajų druska, kuri yra ir sveikesnė ir tikrai netokia sūri. Tai kadangi mūsų prieš tai barbecue prieskoniai turėjo šiek tiek druskos, tai dėsime labai nedaug. Įdėsime apie tokį nubrauktą šaukštelį arbatinį. Labai nedaug. Toliau į mūsų mėsos mišinį keliauja majonezas. Jo dėsim tikrai labai nedaug. Vien todėl, kad dažnai žmonės nenori kepti mėsainių, todėl kad prie grotelių labai prikepa mėsa ir daug kas paskui nenori praleisti valandas šveičiant groteles. Tai aš išduosiu netgi 2 paslaptis. Ne tik, kad aliejumi reikės įtrinti mūsų groteles, bet ir dėti šiek tiek į mėsą riebesnio majonezo, tikrai labai nedaug. Bet mėsa tada taps šiek tiek riebesnė, netaip kips. Ir kadangi dar ją apvoliosime džiūvėsėliuose, tai jinai taip pat netaip lips prie grotelių. Tai dedame kokį gerą arbatinį šaukštą. Ir dabar viską tiesiog išminkysime. Kad ir prieskoniai, ir svogūnai,
ir majonezas, viskas gerai išsiminkytų. Ir pabaigoje čia į visą mišinį įmušime, kokius 2 kiaušinius, kurie viską labai gražiai sulipdys. Ir mėsa neiširs kepant, bus tokia vientisa ir labai graži ir tikrai puikiai užsidės ant mūsų mėsainių bandelių. Kad būtų patogiau volioti mėsos paplotėlius, tai mes džiūvėsėlius tiesiog supilsime į lėkštę. Štai tokie, tikrai gražūs, geltoni, pavasariški džiūvėsėliai jau lėkštėje, paruošti, kad juose būtų apvoliota mėsa. Ir dabar paprasčiausiai imsime mėsos, kadangi mes turime, tokias tikrai nemažas pieniškas, mėsainių bandeles, kurios yra tikrai, bent tokio dydžio, tai ir paplotėlį stengtis tada daryti irgi panašaus dydžio, kad viskas gražiai susidėtų į vieną gražų, skanų, sultingą mėsainį. Tai paprasčiausiai su rankomis formuojame ir gražiai apvalų tokį, kaip sakant, lygų mėsos paplotėlį ir voliojame jį džiūvėsėliuose ir paruošime dėti ant grotelių. Paskaninti mėsainiams mums reikės pomidorų, raugintų agurkų, reikės pomidorų padažo, barbecue padažo, salotų įvairiausių žolelių, tai ką jūs mėgstate. Ir visą tai mes susipjaustome, galime visiems ragautojams tiesiog patiekti atskirai, lėkštutėse supjaustytas daržovės ir kiekvienas galės savo mėsainį daryti, tiesiog taip, kaip jam labiausiai patinka, sudėti tos skonius, kuriuos labiausiai mėgsta, nes vieni labiau nori daugiau svogūno įsidėti, kiti nori pomidoro, kiti nori vien žolelių ir salotų, o kitiems skanu tiesiog bandelę su mėsa ir padažais. Tai mes tiesiog ir pasiruošime visko po truputį, susidėsime gražiai į lėkštutes, kad visi ragautojai galėtų, susikurti savo tobulą amerikietišką mėsainį. Ir pirmosius pasiruošime pomidorus, kuriuos supjaustysime griežinėliais, nes turbūt nėra, nei vieno žmogaus, kuris nemėgtų mėsainio su tikrai skaniu pomidoru. Supjaustysim raudonai svogūną irgi griežinėliais. Aš stengiuosi kuo plonesniais, nes geriau užsidėti daugiau, negu kramtyti tokį didžiulį gabalą, kuris, užgožia visus kitus skonius. Mėsainiam naudosime štai tokias paprastas, lietuviškas, sriubinės arba kitaip tariant pieniškas, nesaldžias tokias bandeles su sezamu. Galima naudoti yra pirkti tikrai daugybę bandelių skirtų būtent mėsainių gamybai. Bet visada galima paįvairinti ir visada galima paeksperimentuoti ir išbandyti naujus skonius. Jas paprasčiausiai perpjausime štai taip perpus ir sudėsime, paruošime, mėsainių gamybai. Kepsninė jau išsikūrenusi ir kaitros tikrai pakanka, mes groteles ištepėm alyvuogių aliejumi, kad, mažiau liptų mėsos maltiniai. Taip pat reikėtų nepamiršti dėti atsargiai, kad nesuliptų vienas su kitu. Ir kepti. Mėsa jau iškepė ir tikrai labai skaniai kvepia. Ir dabar galima jau kviesti visus valgytojus ir, kaip sakant, gaminti savo skaniausią amerikietišką mėsainį. Pirmasis variantas, kurį visada siūlau išbandyti, tai yra paprasčiausias, tikrai klasikinis mėsainio variantas. Pirmiausia, vieną bandelės pusę, kurią prieš tai persipjovėme, patepsime majonezu. Dėsime tikrai nedaug. Štai taip, šiek tiek ištepam. Dedame svogūnų. Taip pat dedame šiek tiek salotų. Dabar dedu rukolos lapų. Ir dedame mėsą. Štai taip. Viską darom rankom, nes esam gamtoje. Ir paskaninam šiek tiek pomidorų padažo. Štai taip. Kas mėgsta, gali dėtis daugiau. Ir dedame pomidoro. Štai taip. Ir tuomet mes ruošime kepurėlę. Norint užbaigti mūsų mėsainį, reikia mėsainio kepurėlę pašlakstyti barbecue padažu. Štai taip ir gražiai
peiliu išlyginsime, na kaip taip, gražiai. Kitas galimas variantas gaminant mėsainius yra šiek tiek kitoks, bet irgi labai skanus. Taip pat patepsime šiek tiek majonezo. Padažo, žinoma, naudojam tiek, kiek, jum patinka. Majonezas, pomidorų padažas. Viską dedam tik pagal savo pomėgius. Vieni mėgsta labai daug, kiti mėgsta mažiau, tarkim aš. Ir štai taip nedaug užsitepiau. Ir dėsime salotos lapą. Tai tokį didesnį. Negražius tokius pasigarbanojusius, galbūt tokius, būna visokių kraštelių, kad neišlystų, kad būtų ir estetiškas vaizdas, nusiėmam. Ir apšlakstysim šiek tiek barbekiu padažo. Ir tupdysime jau mėsą, kepsniuką. Dėsime šiek tiek svogūno. Štai taip. Tupdysime pomidorą. Kokį nors gražesnį, didesnį gabaliuką. Štai taip. Ir dėsime keletą rukolos lapelių. Ir užvošime bandelę, kurią prieš tai patepsiu pomidorų padažu. O štai dar vienas variantas su salotomis. Dar kitas variantas, tai yra mėsainiai su sūriu ir šitokius tikrai esat ragavę, jie labai skanus ir sūris duoda dar tokio papildomo skonio. Tai juos pagaminti irgi labai paprasta, tiesiog bandelės pagrindą ištepsime barbekiu padažu. Štai taip viską gražiai išlyginam. Tupdysime mėsos gabalėlį, dėsime šiek tiek svogūno. Iš šonus uždėsime agurkėlio rauginto, kad būtų papildomo skonio. Tuomet imsime čederio sūrį. Galime naudoti ir bet kokį kitą mėgstamą sūrį. Dėsime gražiai ant viršaus. Ir šiek tiek rukolos lapelių. Štai taip. Ir viską uždengsime su bandelės viršumi, šiek tiek pateptų majonezu. Štai taip, viską suvožiam ir gaunasi dar vienas puikus, skanus, tiesiog tobulas amerikietiškas mėsainis. Tai štai tokie skanūs, gražūs, sultingi amerikietiški mėsainiai. 3 skirtingų skonių, nors manau, kad tie, kurie išbandys receptus, tikrai atras dar daugybę variacijų. Tikrai 100 receptų įmanoma pasidaryti tokių mėsainių su bet kuo. Galima netgi bandyti galbūt ir tokių egzotiškų su jūros gėrybėmis. Tad sėkmės improvizuojant, bandykite, skanaukite ir sėkmės!